Mano vardas Margarita, bet draugai daugiau mane pažįsta kaip Margo arba netgi Mimič iš profesinės pusės. Gyvenu Londone jau 9 metų. Kaune studijavau turizmo vadybą ir pabaigus studijas nusprendžiau pamatyti pasaulį. Pasirinkau Londoną kaip pirmą šalį, kaip pirmą miestą ir jis manęs nebepaleido. Man tokiam kaip kūrybiniam žmogui tai buvo tarsi kaip deguonės šaltinis. Kaip ir kiekvienam, tikriausiai atvažiavus į Londoną visada tenka pajusti Londono krikštą ir jis dažniausiai būna ganėtinai toks nelengvas, tad pradėjus dirbti nuo žemiausių darbų, pagaliau jau atsistoju iki savo pačios verslo. Bet jisai duoda to tikėjimo, duoda galimybės, kad tu tikrai gali pasiekti daug daugiau čia, nes čia yra tikrai galimybių miestas. Taigi šiuo metu esu 2 vaikų mama ir 2 verslų vadovė. Taigi 2 vaikai, 2 verslai. Viskas įmanoma. Turiu savo turizmo kompaniją Goodway Travel ir taip pat šiais metais atsidariau naują savo kūdikį Mimič Creative Production, kuri susijusi su fotografija, su meninė fotografija, su dizainu ir aš turiu nuostabią komandą, kuri labai yra talentinga ir lietuviai, ir nelietuviai ir aš tiesiog, mane tai labai veža. Šiuo metu su komanda dirbame prie naujo projekto, tai yra TV laida Kavos klubas, kuris skirtas moterims, skirtas mamytėm, kurios tikrai labai pasiilgsta to bendravimo ir pokalbių. Ir tai bus pokalbių laida, pozityvi pokalbių laida su savo nuomonių išsakymu. Ir aš labai tikiuosi, kad jinai įtrauks kuo daugiau lietuvių moterų ir padarys ją įdomiai. Kadangi Londone esu jau 9 metai, tai tos nuokritos iš tikrųjų keičiasi ir mane labai džiugina, kad jos keičiasi į gerą pusę. Tarkim, ką tik atvykus aš girdėjau, kad tai Lietuva yra vis dar Sovietų sąjunga, Tarybų sąjungai. Dabar aš jau girdžiu, kad daugelis žmonių žino, kas yra Vilnius. Jie tai mato kaip nuostabų miestą. Daugelis žino mūsų sportininkus, Rūtą Meilutytę ir Virginijus Alekna taip pat yra anglų lūpose. Tad mane tai džiugina. Mus mato jau kitaip, mus mato kaip labai išradingus, išsilavinusius, talentingus žmonės, kurie visada stengsis padaryti kažką ekstra. O tai yra labai vertinama. Mano vardas Matas Gailevičius, atvažiavau į Angliją prieš 9 metus, būdamas 29 metų. Tik atvažiavęs į Londoną, iš karto pradėjau dirbti vairuotoju. Tai man sekėsi daryti gana neblogai ir pravairavau 5 metus, tačiau bėgant laikui norėsiu kažko daugiau, norėsiu išnaudoti savo galimybės. Pradėjau studijuoti ir žmonos pastumėtas susiradau darbą sporto klube ir nuo to laiko labai neblogai sekasi. Šiuo metu dirbu Londone asmeniniu treneriu Virgin Active klube. Taip pat padedu fiziškai paruošti Londono Lituaniką krepšininkus ir vaikų krepšinio klubą Akademiją Baltic Stars Lituanika. Artimiausi planai susijęs su darbu, tai palipti karjeros laiptais. Praeitais metais turėjau pasiūlymą dirbti savo sporto klube fitneso vadovu, tačiau teko atsisakyti, nes buvo šeimos pagausėjimas ir šiemet, manau, esu pasiruošęs, turiu daugiau patirties ir ateinančių greičiausių metų turėčiau gauti šią poziciją savo klube.
sudėtingiausias dalykas, kurį esu girdėjęs apie lietuvius ar Lietuvą, tai manęs vienas žmogus paklausė, ar mes vis dar jodinėjam ant arklių. Tai teko pasiūlyti atvykti į sostinę, skrydis tik 2,5 valandos ir pasivažinėti viešuoju transportu. Mano vardas Ernestas Nadvaravičius, esu didžėjus, RNN, man yra 31 metai, Anglijoje jau esu 10 metų. Iš Lietuvos išvažiavau turbūt kaip ir daugumą, ieškoti geresnio gyvenimo, ieškoti kažko naujo. Taip pat mano tėvai jau buvo Anglijoje čia, tai tiesiog bus šeima. Tik atvažiavęs į Angliją pradėjau dirbti vienoje kompanijoje vadybininku ir dirbu šiuo metu tenais. Pat turiu be savo darbo didelį hobį didžėjavimą. Kiekvieną ketvirtadienį groju vienoje radijoje iš savo studijos, kurioje šiuo metu esam. Artimiausi mano planai yra išleisti mano pirmas dainas, kurios jau yra beveik baigtos. Taip pat kaip ir kiekvienais metais planuoju nuvykti į Ibizą. Artimiausiu metu, manau, aplankysiu Vilnių, grosiu viename iš klubų. Ir tikiuosi dar didesnės sėkmės savo hobyje. Dabar laukiame jūsų neįtikėtinų istorijų apie gyvenimą ir darbą Jungtinėje karalystėje. Jeigu galvoji, kad tavo istorija įkvėptų šimtus lietuvių, nufilmuok trumpą filmuką apie save atsakydamas į pateiktus klausimus ir atsiųsk jį mūsų komandai. Gali naudoti profesionalią kamerą, išmanųjį telefoną ar net paskambinti mums Skype programa. Kiekvieno jūsų istorija turi galimybę patekti į trumpametražį filmą apie išbarstytus gintarus Jungtinėje karalystėje.